Labą dieną. Yra 2024 m. spalio 25 diena, 15 valandų lygiai, pagal kaip tik numatyta šiuo metu yra viešinimo procedūros objektų įgydymo paskirties pastatų Gedimino gatvės 11 Radviliškis statybos projektas. Palaukime 10 minučių, iki galbūt prisijungs kažkas iš visuomenės ir tada pradėsiu pristatymą. Palaukime 15 valandų, 10 minučių. Labą dieną. Negirdim jūsų, bet laukiam iki 15 valandų 10 minučių, gal dar kažkas prisijungs. Tada numatėm laukimą dabar. Labą dieną. Labą. Jau dabar girdim. Buvo su mikrofonu biškį problema. Čia viskas taip irgi greitai ir dar čia ir interesantų buvo, tai kažkaip pas mus čia dabar negausiai yra. Bet tai kažką, ta prasme, interesantų buvo kažką dėl Ne, būtent šito jūsų objekto? klausimų. Čia tiesiog šiandien bendrai. tokia diena bėgom. Tai luktelkim dar tada 6 minutės, gal dar kažkas prisijungs ir tada Gerai, pristatysiu. galim, aš projektinius. nežinau, čia gal tą vaizdą galiu ir atjungti. O tai iš medikų jungsis bus Nežinau, jiems čia Kažkaip kiek yra jiems šitoj nori- vietoj. Aš įgaliotas atstovauti statytoją šitoj vietoj. Tai. jūs projektinius pasiūlymus viešinat, bet užsakovas galbūt, aišku, gerai. Būtų irgi galbūt toj diskusijai dalyvauti ar panašiai. Bet čia dabar... Aš šiandien noriu kuo mažesnių diskusijų, kad kuo mažesnis protokolas būtų. Ja. Gerai, tai tada tam kartą aš biškį atsijungsiu. Aš tada 15:10 pradėsiu prezentaciją, tai lauksim.
Praėjo 11 visos minučių nuo oficialaus susirinkimo laiko. Tai dar kartą pasikartosiu, dabar yra 2024 metų spalio 25 diena, 15 valandų 11 minučių. Vykdomas visuomenės informavimas, pristatymas visuomeniai objektų gydymo paskirties pastato Gedimino gatvė 11A Radviliškės statybos projektą. Pristatomi projektiniai sprendiniai. Aš esu Gražvydas Sabaliauskas, projektų vadovas, architektas, būsiu šitų susirinkimų pirmininkas, taip pat dar yra prisijungęs mano kolega, kūrinio autorius Andrei Pleškov, jisai bus šitų susirinkimų sekretorius, daromas vaizdo įrašas, vaizdo ir garso įrašas šitų susirinkimų. Ir iki susirinkimų, viešų susirinkimų buvo gautas vienas pasiūlymas, pastebėjimas pasiūlymas iš visuomenės, kurį tada po pristatymų aš pagarsinsiu ir aptarsim. Ir aš tada greitai prabėgsiu su projektiniais sprendiniais, kas yra numatyta, kas padaryta. Ir kaip ir minėjau, projektuojamas gydymo paskirties pastatas yra psichikos dienos centras Radviliškyje, greta ligoninės pastato, neužstatytam sklype, kuriame dabar yra priaugusio obelų. Tai būsimas pastatų paskirtis, gydymo paskirtis, žemės sklypo plotas 0,4 hektaro, statinių kategorija neypatingasis statinys, taip pat bus pirmos ir antros grupės nesudėtingieji statiniai, bet pagrindinė dabar tema yra apie būtent tą neypatingai statinį, mokslo paskirties, mokslo gydymo paskirties pastatą. Sklypas pakankamai didelis, tačiau jo lokacija yra tokia įdomesnė, nes jisai įsibrovęs tarp gyvenamųjų ir ligoninės pastatų. Tai ir pati jo forma tokia yra daugiakampinė, taisyklingų formos. Tai buvo tam tikrų, iššūkių dėl būtent visų funkcinių normalių sprendinių priėmimų. Pro sklypą yra išvažinėtas pravažiavimas link garažų, dalį sklypų jau yra naudoja šalia daugiabučių namų gyventojai, įsirengė savo ten aikštelę stovėjimo, dulkių, kilimų dulkinimų, ten džiovyklas. Taip pat dalis būtent sklypo iš priekinės pusės yra palei stovėjimo aikštelę, tarp esamos stovėjimo aikštelės ir ligoninės pastatų šitoje vietoje. Teritorija nėra parengta detalaus plano, todėl vadovavomės bendrajame plane numatytais reglamentais. Tai šita teritorija pagal bendrąjį planą yra priskirta specializuotų kompleksų teritorija, skirta būtent sveikatos ir švietimo objektams statyti. Didžiausias galimas užstatymų tankumas šioje teritorijoje 40%, didžiausias maksimalus pastato aukštis iki 17 metrų, užstatymų intensyvumas iki 0,7, tai yra 70%, aukštų skaičius iki 5. Pinių paskirtys negyvenamosios, tai kadangi neparengtas detalusis planas, tai buvo parengta projektinių pasiūlymų užduotis, kurią pasirašė statytojas, projektuotojas ir patvirtino rajono vyr architektas. Tai šitam sklypui dabar yra numatyti tokie rodikliai, kad paliekama galimybė šio sklypo ir būsimai galbūt plėtrai ateityje, todėl numatomas didžiausias užstatymų intensyvumas 0,6, bendrajam plane, kaip minėjau, yra 0,7, numatomas didžiausias užstatymų tankumas 30%, kas bendrajam plane yra 40%. Pats projektuojamas pastatas yra apie 350 kvadratinių metrų dabar, pastato turis yra apie 1800 kubinių metrų, pastato aukštis yra iki 4,4 metrų arba ir 130 absoliutinės altitudės. Projektuojamas vieno aukštų pastatas.
Tai būtent tokia projektinių pasiūlymų rengimo užduotis yra suderinta ir patvirtinta, pagal ją tada ir parengti sekantis projektiniai pasiūlymai. Kas siekia susisiekimą ir sklypų planą, aš gal tada viską papasakosiu prieėjęs prie brėžinių, tada vėlgi pristatysiu bendruosius rodiklius faktinius, kas yra dabar suprojektuota numatyta, tai yra, kad įgyvendinus šitą projektą sklypų užstatymų intensyvumas bus apie 0,085, užstatymų tankumas iki 10%, apželdinta sklypų dalis bus 79% ir automobilių stovėjimų vietos, čia kaip skaičiuosi sklype, realiai jų bus iki 20 bent jau stovėjimų vietos, kurios patenka dalinai į sklypą, tačiau jie realiai stovėjimų vietų padidėjimas yra kitos, aš jį paskui pristatysiu prie sklypų planų sprendinių tada. Apie architektūrą irgi tada gal pakankamai greitai, kad pastatas vieno aukšto, stačiakampių, tikriau gal kvadratų formos su vidiniu kiemeliu, apdailai numatyta naudoti pilką dekoratyvinį tinką ir medinės dailylentės, stogas sutapdintas, lygus atsižvelgiant ir į aplinkinius pastatus. Taip pats pastatas projektuojamas apie 350 kvadratinių metrų bendrų plotų, iš jų apie 268 bus pagrindinis plotas, 95 pagalbinis, pastato tūris numatomas yra 1800 kubinių metrų, vieno aukšto, kaip minėjau, ir aukštis iki 4,4 metrų nuo vidutinės žemės altitudės statybos zonoje. Pagal projektavimo užduotį šildymui yra numatyta, kad turėtų būti geoterminis šildymas, tačiau užsiminėsim prisijungimų sąlygas dėl centralizuotų šilumos tinklų galimybės naudoti. Taip pat ir elektra, vandentiekis irgi praeina pro sklypą, pačiam sklypai yra šie inžineriniai tinklai, todėl bus jungiamasi prie jų. Teritorija nepatenka į kultūros paveldo ar Natūra 2000 teritorijas, todėl šitų nagrinėjimas nėra numatomas. Sklype auga šiaip nemažai įvairių medžių, tačiau didžioji dalis jų yra vaismedžiai ir būtent statybos zonoje yra vaismedžiai, todėl vertingi medžiai nebus kertami šiuo projektu, bus išsaugomi. Plačiau apie tai papasakosiu dabar prie brėžinių, tai pats objektas Radviliškiai, prie ligoninės. Šitoje vietoje yra ligoninės pastatas, poliklinikos pastatas. Šitoje vietoje yra daugiabutis gyvenamasis namas. Irgi aplinkui tada tokie kompleksai, čia garažai. Tai matom, pastatą pozicionuojam vidury sklypo, centre būtent dėl pačios veiklos specifikos, kad jis būtų iš principo kuo mažiau matomas ir lankytojai turėtų kuo didesnį privatumą. Dėl būtent veiklos specifikos, dėl to jis atokesnis, pavadinkim, nestatomas į pirmą eilę, kad būtų arčiausiai ar matomas iš želdynų, taip pat numatomas yra tam tikras, pavadinkim, nežinau, tvora netveriama, bet želdynų juosta vienokia ar krūmų, ar kažkokių žalių augalų, kitokių juostos numatomos, būtent suteikiant šitam pastatui privatumo jausmą būtent tiem žmonėm, kurie lankysis jo viduje. Tada numatomos yra būtent neaukštų kokių želdinių gyvatvorį, nes viršutinę dalį jau uždengs ir taip jau dabar esami palei pėsčiųjų taką augantys medžiai ir jų lajos. Tai kad bus tokia suformuota žalia siena tarp tos vietos, kur gali praeiti žmonės ir nemagistralinis, tas, pavadinkim, praėjimas, kiek ten jo tas rautų yra, bet suformuojamas toks uždara oazė, pavadinkim. Iš automobilių stovėjimų vietos sprendinių, tai numatoma yra šiuo projektu praplėsti esamą stovėjimo aikštelę, tačiau tas praplėtimas yra
pagal tai, kiek papildomai numatoma vietų ir kiek įrengiama kietų dangų, tai labai toks ekonomiškai apsimokantis, pavadinkim, variantas. Aš padidinsiu galbūt pačią stovėjimo aikštelę ir pristatysiu, kaip yra dabar. Dabartinė situacija yra taip, kad šitoj pirmoje eilėje automobiliai stovi statmenai, trečioje eilėje irgi stovi statmenai, tačiau per vidurį šitoje juostoje automobilių yra statymas lygiai gretus. Todėl šitom per vidurį esančiom vietom kiekvienai vietai tenkantis plotas aikštelės yra išnaudotas neefektyviai. Ir būtent praplėtus tą stovėjimo aikštelę, pačią sąlyginai nedideliu kietų dangų ploto, mes galim papildomai įrengti 12 stovėjimų vietų. Tai kaip ir būtent aiškinamajame rašte projektinių pasiūlymų yra parašyta, kad 20 vietų, bet tai tas 20 vietų būtent yra, kas patenka į sklypą, bet realiai tas stovėjimo aikštelių stovėjimų vietų padidėjimas yra 12 vietų. Daugiau padidinti, ar ne, kas susiję ir su pateiktų pasiūlymų labiau padidinti mes negalime aikštelės, nes būtent yra esami želdynai, esami medžiai, vienas iš jų yra esamas ąžuolas dideliu diametru, tai būtent ties juo ir neįrengiamos kietos dangos, paliekama žalia zona jo pošakniui, kad galėtų gauti drėgmę, surinkti lietaus vandenį, tai būtent ir projektuojama taip, kad būtų tos stovėjimų vietos, kurios per vidurį buvo išilgai, jos dabar formuojamos statmenai, padidėja bendras automobilių stovėjimų vietų kiekis, išsaugomi visi medžiai ir aikštelėje numatomos tos papildomos vietos, kurių mums reikia projektuojamam pastatui funkcionuoti. Tai iš sprendinių, būtent kas su stovėjimo aikštelė, tai būtent tokie ir yra numatyti dabar. Taip pat yra numatyta dar neįgaliųjų, kadangi atstumas nuo šitos aikštelės iki projektuojamo pastato yra daugiau negu 50 metrų, tai numatoma viena neįgaliųjų išleidimo aikštelė, vieta, kur gali išleisti neįgaliuosius ir toliau pasistatyti kitoje vietoje automobilį. Tai dabar šiek tiek apie pačią architektūrą, pačią planinę struktūrą, kad pagal projektavimo užduotį, kaip ir dažnai būna, norai yra dideli, galimybės yra šiek tiek mažesnės, tai mes turime sutilpti į pastatą, kuris būtų apie 350 kvadratinių metrų ir turim sutalpinti daug funkcijų, pavadinkim, daug kabinetų ir erdvių. Tai šiek tiek pristatysiu būtent tą idėją. Tai, kad dėl pačios specifikos padarėm, kadangi tai ateis žmonės turintys tam tikrų psichologinių problemų ar tiesiog pasikonsultuoti ir taip toliau. Ir tai šiais laikais vis dar yra galbūt šiek tiek ta psichologinė sveikata šiek tiek stigmatizuojama. Dar tai numatėm vidinį kiemelį ir būtent tas pagrindinės navigavimo erdvės tarp kabinetų būtent aplink vidinį kiemą, tai vidinių kiemelio erdvė ir navigavimas, kad būtų galima patekti į visus kabinetus, būtent, būnant privačiai ir nematant, kad, žinant, kad niekas iš išorės, iš pašalės tavęs nepamatys. Tai sukūrimas toks būtent privatumo jausmas, būtent tiem lankytojams, kurie atvyks į šitą dienos centrą. Tai numatytas yra holas su laukimų vietom susibūrimu, tada numatyta yra salė, užsiėmimų, prie jos yra persirengimo patalpėlės minimalios ir jeigu vyksta kažkokie terapiniai užsiėmimai, grupiniai kažkas ir yra geras oras, tai būtų galima numatyti yra tiesioginė jungtis su vidiniu kiemeliu, tai būtent, kad
esant geram orui būtų galima daryti tam tikrus susiėmimus ir būtent tam vidiniam kiemelyje. Taip pat yra numatytos ir psichologų kabinetai, psichiatrų kabinetai, šviesos terapijos ir filmų klasė, procedūriniai kabinetai, grupinių psichoterapijos seansų patalpa, darbuotojų ir lankytojų poilsių patalpos, personalui skirtos persirengimo patalpos, techninės patalpos, viskas, kas pagal projektavimo užduotį turėtų būti, tai viskas iš principo yra ir numatyta, tai toks į planą pasižiūrėjus atrodo turėtų būti didelis pastatas, būtent kiek tų visų funkcijų ir patalpų, bet realiai turime priversti sutilpti į tos 350 kvadratinių metrų. Daugiau mažiau mums tai pavyko padaryti ir galim užtikrinti tiek sklandų darbą, tiek lankytojų būtent tą geresnę savijautą, būtent izoliuotėm, tiek užtikrinam visus priešgaisrinius ir evakuacinius reikalavimus šiuo atveju. Stogas sutapdintas, tai pjūviai matosi būtent tas vidinis kiemelis suformuotas, toksai privatus. Gal tada prie fasadų einu prie spalvinės srities, tai atsižvelgiant, kad dabar yra pastatai ligoninės, poliklinikos balti pilki, tai irgi ir nenorim, kad tas pats pastatas būtų šviečiantis ir kad būtų labai matomas, būtent todėl fasado apdailai parinkom pilką toną, dekoratyvinį tinką pilko tono ir medžio apdailą, kad įsipaišytų ir pasislėptų būtent toje medžių sodų terpėje ir kad jis integruotųsi tenais. Ir vizualiai, kad jis būtų toks, nešaukiantis, ramus, bet tuo pačiu jaukus ir tiem ateinantiems žmonėm, kurie ten bus, kad tai duotų tokį ramumo jausmą. Kelias vizualizacijos iš esamų takų ir projektuojama į pagrindinį įėjimą. Pagrindinis įėjimas yra įgilintas, suformuotas stogelis ir tada tos visos jau patekus į visas kitas erdves patekama. Įėjimas irgi vizualizacija ateinant būtent nuo automobilių stovėjimų vietos. Tai aš kaip ir principus pristačiau, matau, yra prisijungęs naujas interesantas, nežinau, ko negirdėjot, ką galėčiau dar pakartoti. Kreipiuosi į Gintautą, nes per vidurį pristatymų prisijungėt. Tai aš gal tada, jeigu nieko nėra, Problema, žinot, yra kažkaip prapuola mikrofono garsas ir negalima įjungti, valdymas dingsta. Tiek man pastoviai turi iš naujo eiti į svetainę ir jungtis, kad mikrofonas taptų aktyvus, paskui įsideda šauktukas ir viskas, ir nėra įrankių, kaip jį įjungti. Aš pažiūriu, aš gal esu padaręs, kad aš automatinį ir tas pats Gintas nuėjo iki jo ir negali iš vis įsiterpti jokių komentarų pasakyti. Dabar aš perkroviau svetainę, tada man tas mikrofonas, mes galim bendrauti, bet po kurio laiko gali atsijungti vėl. Ir priežasties nežinau, kodėl. Nes aš jį užmutinau ir dabar užmutinės dabar atsimutinu, bet negirdžiu. Jam reikia perkrauti, ko gero, vėl jungtis per naują į svetainę, kaip ir aš dabar padariau, trečią sykį. Nežinau, aš paprašysiu tada Andrėjaus. Nes jūsų veikia, Andrėjau, gali pabandyti pakalbėti, pažiūrėti, ar tavo veikia? Girdisi? Veikia. Čia turbūt techninės vietų problemos. Kažkaip nežinau, bet kodėl, jeigu ką nors kažkokį kitą veiksmą padarai, čia iškart užsideda šauktukas, jūsų mikrofonas neveikia ir viskas. Tokie ir žiūriu, kad pas mane viena būtų, bet ne, ir pas jį taip.
Įdomiai, nes pas mus Gintai, jeigu girdi, bandyk iš naujo per svetainę jungtis, tau turėtų nusiimtas uždraudimas. Šiaip galite, jeigu yra kažką galima susirašinėjimo langė parašyti, šiaip ir pageidautina būtų tada, kaip protokolui užsiregistruoti į susirašinėjimo langą, parašyti vardą, pavardę ir kontaktus, kuriais aš siūsiu tada, jeigu bus kažkokie klausimai, kuriais aš siūsiu atsakymus į klausimus, pasiūlymus. Tai kol tada, nežinau, bando ar rašyti, ar su mikrofonu techninius klausimus įspręsti, aš gal pagarsinsiu tada būtent gautą pasiūlymą vieną, ar ne, kuris buvo iki viešo susirinkimo. Tai buvo prašymas, kad dar kartą įvertinti automobilių stovėjimo aikštelės sprendinius, nes iš matomų sprendinių galima nustatyti, kad atsiranda apie 12 vietų. Taip teisingai, atsiranda 12 vietų, tai dabar projektuojamos 3 automobilių eilės. Prašau atsižvelgti į siūlymą projektuoti vidurinėje 2 automobilių stovėjimo eilę, taip aikštelę platinant į jūsų sklypą. Šiuo metu aikštelė sausakimša ir 12 naujų vietų naujos įstaigos aptarnavimui tikrai nepakaks. Tai aš grįžtu tada į projektinius sprendinius, į sklypų planą ir pabandysiu trumpai paargumentuoti dabar, sakant, įrašui, kodėl mes to negalime padaryti. Atsiprašau, kas teikia dabar tą pastabą, yra pasirašęs. Yra, bet aš dabar nuasmeninau šitoj vietoje. Aha, aišku, fiziniai asmenys, ar ne? Šiaip savivaldybės tarnautojas, jeigu taip, bet parašyta yra iš asmeninio elektroninio pašto. Jeigu sakė, tai čia mes tarnautai, tai čia mūsų asmeninti neverta. Tuo labiau, kad čia, kaip ir projekto viešinimas yra, be abejo yra tik tiek, kad jūs planuojat jau sklype, kuris suformuotas detaliuoju planu, bet kažkodėl pradžioj pokalbio minėjot, kad nėra detaliojo, dėl to vadovaujantis bendruoju planu. Tai čia atrodo, kad jau mes apie tą detalų bendravom, dar turbūt dar nebuvo, kaip pasakyti, dar rudenį ankstyva. Tai vienu žodžiu, bet kažkaip toliau to tokio bendravimo gal ir nebuvo kolegiško, nors kaip ir savininkas bus turbūt pastato savivaldybė, nežiūrint, kad užsakovas pirminės priežiūros centras, tai ta komunikacija gal ir aktyvesnė galėjo būti su savivaldybė ir dėl tų, sakykime, tų eismo, reiškia, problemų parkavimo, nes čia dabar toj vietoj, kur jūs rodot, reiškia, tą parkavimą, jisai jau dabar yra sausakimšas. Tai, kaip ir minėjau, jau kada turbūt jau buvom su projekto užsakovas, kada organizavęs pasitarimą, tai kalbėjom, kad vertinant tą detalų, tai pasiūlyta plėtra į dabar esančios konsultacinės poliklinikos pusę be abejo gal būtų šiaip skausminga aplinkosauginių požiūrių, nes ten yra brandus medžiai. Tai dėl to kažkaip savivaldybė niekada ir nebuvo linkusi dalį to sklypo panaudoti parkavimo plėtrai. Tai čia niekas, nagrinėjant jūsų sklypo planą, ko gero, savivaldybė tikrai to klausimo nekelia, kad dėl parkavimo savam sklype, būtent ten, kur dabar yra želdiniai. Tai čia gal tik galėtumėm nagrinėti, toks gal klausimas čia man kyla, gal kitiem ir kitas būtų klausimas. Dabar sprendžia tik prieimą šaligatviais, bet nėra parodyta, detalizuota jokio privažiavimo tokio, tarkim, kaip ir ūkinio, nes reikės ir baldus atsivežti, ir šiaip, ir dabar tik tais plane matau pievutę, aplink apsodinta gyvatvorė ir viskas. Ir tokių daugiau
kažkokio susisiekimo komunikacinių inžinerinių statinių toliau nebesprendžiat. Tai Jo, tai aš gal galiu tada į tai, ką pasakėt, ar nesureaguoti. Tai dėl stovėjimų vietų, tai sakau, mes tas stovėjimų vietas įrengiam dalinai, jos tokios pusė stovėjimų vietos ar ne yra mažiau negu pusė dalinai važiuoja į mūsų sklypą, dalis atsiranda būtent esamojo aikštelėje, kitam sklype ir sakau, dabar neatsimenu, kiek ten tų kvadratinių metrų įrengiant aikštelės, tokie tų dangų mes įrengiam papildomai 12 automobilių stovėjimų vietų. Tai jūs iš naujo nužymėt stovėjimo tipą, rodot, kad keičiat, bet jau ta aikštelė yra egzistuojanti ir yra visai kitam sklype, ne jūsų sklype. Mūsų to stovėjimo vietos yra vienam ir kitam sklype, taip. Tiesiog visai ligoninės kompleksui ta aikštelė skirta ir ko gero... Taip, mūsų projektuojamas pastatas irgi yra to komplekso dalis, kaip ir tai... Jo labiau irgi, žiūrint iš tos diskrecijos pusės, ar ne kažkaip nesinori padaryti tos atskiros aikštelės būtent šitai įstaigai, nes tada, nežinau, bus aišku, kad tenai stovintys automobiliai atvažiavo į tą dienos centrą ir jau tada tas diskretiškumas, ar ne, jisai dingsta. O dabar, jeigu automobilis stovi bendrai prie gydymo įstaigos, tai jis gali atvažiavęs į šitą dienos centrą, ar ne, bet kurioje vietoje pasistatyti ir jis nebus identifikuotas, kad jisai pasistatęs vienur ar kitur, kad jis būtent šitam atvažiavęs į šitą skyrių yra. Tai būtent įrengus šitas stovėjimų papildomas vietas šitoje aikštelėje, tas užtikrinamas būsimas pacientų, lankytojų, nežinau kaip įvardinti juos, ar nediskretiškumas. Dėl privažiavimo ar neto ūkinių, tai būtent mes privedam kietas dangas, tas pagrindinis įėjimas prie esamos aikštelės, šitas toks apvažiavimas yra, dabar prieš tai ir medžiai buvo, dabar jau tie medžiai iškirsti, tai būtent tas ūkinis privažiavimas ir būtų iš šitos pusės ir jau tada, jeigu kažką reikia aptarnauti, susinešti ten, nes tai nebus kažkokio srautų, ten nėra nei valgyklos ar net tenais, kad būtų kasdienis tas pristatymas kažkokių produktų ir taip toliau, tai būtent tas ūkinis privažiavimas, jeigu būtų, tai ir būtų būtent per ligoninės sklypą iš vidaus. Nes šiaip sklypas nesiriboja su gatve, mes ar turim, jeigu numatyti patekimus ar ne, tai būtent arba iš šitos aikštelės, bet visi suprantam, kad šitoje vietoje, jeigu daryti įvažiavimą ir kažkur kitoje vietoje daryti tą parkavimą, tai būtų labai komplikuotai būtent dėl želdinių ir esamų nusistovėjusių jau būtent takų schemų. Iš kitos pusės irgi, sakau, tas mano argumentas dėl diskrecijos, kad įrengiant atskirą aikštelę būtent šitam pastatui dingsta visiškai diskretiškumas į šitą įstaigą atvykusių žmonių, nes tada aišku, kad ten pasistatė jau turi kažkokių psichologinių problemų ir jau atvažiavo gydytis ir tas stigmatizavimas jisai, kad dėja, bet jis vis dar yra. Sakykime, dar turėti papildomas tas vietas, nes niekas, pavyzdžiui, nenagrinėja tos problemos tarp pačių medikų, o kaip jie sėkmingai, randa vietą parkuotis, pats personalas ir patys paskui kaišo tos automobilius, kaip pakliuvo, nes tikrai yra tie dalykai nepraspręsti, bet čia nenagrinėta, ta problema kažkaip nebuvo kelta ne vienos pusės ir tik tais dabar kažkaip bandau prisibelst, kad galėjom ieškoti variantų įvairių, nes dabar sklypo planas, kaip pastatas tiesiog pievutėj stovi, tai kažkaip irgi norisi tokio daugiau techninio to sprendimo įvairiapusiškesnio. Čia dar turės ir turbūt dar vedamieji paviršiai, neregiam būtų, patekti, ar dabar tas visas sprendimas tos gyvatvarės, ar jis pasiteisius, ar reiškia kraštovaizdžio architektūros prasme, ar čia
duos kažkokį tą, reiškia, apipavydalinimą ar ne, medžiai taip chaotiškai parodė, ten 3 medelius, vienu žodžiu. Žiūrėkit, medžiai, aš priartinsiu. Medžiai yra... Turbūt turėsit praspręsti, rūšis kažkokias, reikės be abejo. pastaikom. Medžiai dabar yra numatyti taip, kad... Kažkokie gali atsiras, gali kažkokios tokios, pasisėdėjimai, tokie, reiškia, neusidaryti tik vien prie funkcijos, kad užeini į pastatą, ten, reiškia, procedūrą su gydytoju atlikai ir viskas, bet tokia, kad gyvas tas sklypas būtų toks. Dabar labai kažkaip studentiškai taip atrodo. To susitikimo metu būtent, ar ne, iš užsakovų pusės, ar ne, naudotojų būsimų ir buvo pageidavimas, kad nedaryti šitų sklypų visuomeninio vieša erdvė ir kad jis būtų būtent privatus, nes būtent dėl tos veiklos specifikos. Palei, tarkim, taką ar ne pėsčiųjų, to aš pažymėsiu. Tarkim, palei šitą trasą, taip mes galime numatyti, tarkim, tarp medžių kažkokius atsisėdimus, ar ne, bet būtent į vidų, toliau į teritoriją, tai labai nesinori kažko dėti, nes tai taps traukos vieta, ar ne, būtent rinktis pašaliniam asmenim, čia, o kai funkcija yra ta, kur nenori pašalinių asmenų. Dėl medžių, dėl želdynų, tai mes parodėm, tai būtent ta gyvatvorė, ne, kaip aš minėjau, aš gal ir papiešiu žemės ar ne paviršius, žiūrėk, aš gal pažymėsiu, čia yra esamų medžių alėja, šitose vietose, ir čia dar yra daug tų esamų medžių. Tai mes irgi akcentuot, kur esame ir kažkaip įskirst, kur atsiranda nauji, tarsi taip savotiškas suinventarizavimas būtų. Ir dabar kaip topografiškai matosi, tai mes tokio nematom, reiškia, erdvinio medžio. Ok, pagavau šitą vietą, kaip ir teisinga pastaba, mes tada galim, kada teiksim ar ne, projektinius pasiūlymus. Rodėte jį, bet jau tada iškart gyvybė pasimato, kad jau reiškia, tie želdiniai, taip nesimato, dabar, reiškia, išryškėja, jau tada matosi, kad, supratau. Vietinai jau tas anturažas toks apkrautas yra. Tai, ok, mes tada papildysim sklypo planą, ar ne, ir teiksim... Čia tik pasiūlymai dabar, tai aišku, projekte, tai, įspręsit jūs. Nes, čia tos yra medžių alėjos ir gojeliai, ir tai, ką mes numatom, tuos pastatus, sakau, medžius, būtent tose vietose, čia yra tas pravažiavimas į garažą. Tai kad nuo jo užsidengti irgi tai aukštesniai daly, kad iš šituos langus nebūtų matymo, ar ne, tai būtent ir numatom mes šitą vieną medį. Šitoje vietoje irgi tas vienas medis, būtent, nes čia yra tokia kaip ir dykynė palyginus su visu kitu, tai kad nebūtų tos dykynės, tokia loma, kad išlaikyti bendrą vizualinę erdvę, tai ir numatėm tą vieną medžių sodinimą, kad ta erdvė būtent šitų pravažiavimo šitų ir būtent būtų išlaikyta vientisai, kad nebūtų to noro pažvelgti į šoną į tą būtent būsimą pastatą. Tai mes papildysim tada sutartinius žymėjimus esamais medžiais ir būtent projektuojamais, kad būtų daug, aiškiau ir netrodytų, kai dabar topografiją užpiltinti, ar ne. O šitų gyvatvorių, idėja yra tokia, kad pas mus yra žemės paviršius, yra medžiai su lajom, čia taip labai jau schematiškai kiek su pelytė eina, ir kad ten obelų tos lajos, jis ten pakankamai nuo žemai prasideda ir kad mes turim nuo viršutinės dalies jau tą vizualinį barjerą, ar ne, medžių lajas, tai kad tą tokį vizualinį barjerą jį padaryti stipresnį, tai būtent tarp medžių, ar ne, nedidelio aukščio numatom, ar nebūtinai krūminiais augalais, galbūt ten
žoliniais augalais, bet kurie jau auga ant didesnių ūgių, kad jau suformuoti tą tokį dar ryškesnį barjerą. Čia labai schematiškai, aš tarkim tą liniją esu pažymėjęs ir šitoj vietoje jinai tikrai turėtų būti netokia, jau labai schematiška, gamtiškesnė, organiškesnė, bet būtent tai pačiai minčiai, principui pristatyti. Dar ko nepaminėjau irgi, tai kad labai dabar iš brėžinių įtartinai atrodo ir toks visiškai ne vietoj būtent šitą želdynų juostą, bet vertinant tą faktinį aplinkybės, kad dalį šitų sklypų naudoja gyventojai, tai būtent nuo jų tas vizualinis ir būtent tarp esamų medžių tas toks ir barjeras ir formuojamas yra. Ne ant sklypų ribos, nes faktiškai yra kitaip dabar, o būtent šiek tiek toliau. Tas naudojimas tai yra sąlyginis, jie turi savo sklypą, įstaiga turi savo sklypą. Ar dabar mes... O tikrai dėl tų stovėjimo vietų pas pats tinka, kad jų nebus? Čia atviras klausimas. Tai dabar dar matot dėl tų vaismedžių, jie vis tiek menkaverčiai medžiai yra ir savo laiko, jie vis tiek, ko gero, teks juos šalinti. Tai ar dabar juos, reiškia, kaip želdinius, reiškia, kažkokius turinčius vertę išsaugoti. Tai aš manyčiau, reikia gal kardinaliai spręsti. Mes tada, visi turim savo atsakyti, ar mes ten juos, yra mūsų tikslas juos ten išsaugoti, ar mes tiesiog sprendžiam individualiai, reiškia, tą sklypą gyvenam kažkokiais vertingais želdiniais ir nekreipiam dėmesį, nes čia tokia mintis, kai ir detalo rengia, kad jeigu reiks, tai iškirsta sodą, nes jo praktiškai aš nemanau, kad kas ir naudojasi. Tiesiog... ten daug medžių jau ir matosi, ten po audros kaip pavargėti medžiai, ten daugiau pasodavos ne automobiliais, jau gyventojai linkę būtų atvažiuoti ir ten susistatyti automobilius. Tai čia jiem tos obelis tikrai nemanau yra vertybė. Jiem daugiau turėti laisvą pievą, kur jie naudotis ten šunis vedžiot. Gal ten ir jiem tų aikštelių gal ir trūksta papildomų, bet vis tiek kažkaip paskui sezonas, tai reikėtų atskirti ir jau traukinys yra nuvažiavęs, gyventojai ir dabar čia ir pas merą yra buvę dėl tų, jiem atseit nostalgija, kad čia, reiškia, jų ta teritorija, kaip jie gali naudotis ne savo žemę. Tai, gyventojai turi santyki būti juridiškai išreiškę su sklypu, tarkim, o dabar yra savininkas, kuris stato pastatą ir savininkas pats sprendžia, kaip jis eksploatuos, reiškia, ką jis iš želdynų paliks, ką naujai sodins. Tai čia gyventojai, aišku, jie nuomonę gali pasakyti, bet... kol kas nesulaukėme iš jų jokios nuomonės. Ir mes, suprantat, sprendimų, kad girdi jūs to, nedarykit, jeigu manot, kad tai reikia daryti. Tai vis dėlto čia irgi sprendžiat su tuo pastatu irgi viešą interesą. Tiesiog tam tikrą gyventojų grupę reikės aptarnauti, Radviliškio rajono gyventojų, ir čia, gal čia kažkokios ir vyks komisijos ir panašiai, ten dar, reiškia, ar čia jau žmonės, sakykime, turintis kažkokią negalę, ar, tarkim, reikia pažymos gauti ginklui ar ne, pirkti ar... Ne, čia negalios, čia yra žmonės, čia dienos centras, kur turintys tam tikrų psichologinių problemų atvyksta dieną būt. Ai, taip. Jo, čia nėra, kad pas psichiatrą ar ne ateini ir tave įvertina ir tu išeini. Bus psichiatrų kabinetas, kad galbūt bus ir ta paslauga teikiama, bet čia yra dienos centras, kur žmonės atvažiuoja turintys psichologinių, psichiatrinių ar ne, tam tikrų
nežinau, potrauminiai sindromai, visa kita, kurie čia bus ir ten tie patys anoniminių alkoholikų susijėmimai, dar visi tie, kur reikia to privatumo. Tai ar imti, bet kokia, plynas kirtimas, bet koks ar ne želdynų sukels atgarsį, nori, nenori, visur, tai tie plyni kirtimai. Kad tas peraugusias ar ne, ten senas obelis, slyvas pakeisti vertingais medžiais ir derančiais labiau šitoj vietoj, taip, tai galbūt tikslinga būtų projektą numatyti etapinį medžių kirtimą, ten, kad per 10 metų ar ne, dalis medžių iškertami, pragenėjami, pasodinami nauji, po kelių metų vėl etapinis kirtimas ir kad per 10 metų būtų pakeičiami visi medžiai, tarkim, šitam sklype. Nes jeigu vienu metu mes viską iškirsim, tai mums tada ir tavo paties pastato privatumo, ar ne, būtent tas diskrecijos klausimas jisai dingsta. Ir tikrai tikėtina, kad bus pasipriešinimas iš visuomenės būtent dėl tų plynų kirtimų. Jo labiau, kad tenais yra, dabar žalia ta erdvė, ar ne, tam tikra fauna gyvena, tai tas iš karto iškirtimas, to ekologinių požiūrių nebūtų teisinga. Reikia ir tos obelis, reiškia, sudarys tą darnę visą aplinką šitam pastatui. Tai va tą irgi, net supranta dabar, ką jūs dabar įspręsit ir ką pasiūlysit, tuom ir vadovausis. Jeigu dabar dar tik tais ten kažkur tekste užsiminsim, kad čia etapais kažkas spręsis ir taip, tai, reiškia, tas pirminės priežiūros centras, jeigu jisai čia bus operatorius, reiškia, to viso, tai tikrai to ūkiniais tais dalykais nedarys ir ko gero jau nebeprieis prie to. Jau dabar viskas turi būti sudėliota lentynėlės, tą visą aplinkos želdinimo ir, sakykime, pastato architektūros sandraugą. Ir aišku, galima ten ir suzonuoti etapus numatyti, bet nes paskui žinokit, ką dabar neįspręsi, tai toliau bus dešimtmečiais neįspręsta ir vėliau, tokiom kaip... Ne, tai mums šitoje vietoje nesudėtinga yra įspręsti ir numatyti būtent šitą. Medikai jie turi užsiimti gydymu, o ne ten, sakykime, kažkokiam statybom ir panašiai. Tai vėl klausimas, o kas to mūsims, kas čia rūpisis, kas šis želdės. Jau geriau jiem duot, reiškia, tą programą, kad turi būti taip, ne kitaip, padaryti, o per kiek padarysit priklausys, kokius finansus operuosit. Tai mes galim tie elementariai projektą numatyti, kad gairės, kada reikėtų. Drąsių, reiškia, jūsų tų idėjų, bet tuo pačiu pagelbinant, reiškia, tiem patiem naudotojam, reiškia, to sklypo, kad nes kitu atveju tai vėl turės pirkti naują projektą ir tada iš naujo spręsti, ką čia pertvarkyti tam sklypę kitaip. Tai geriau jau, nes tai yra neatsiejamas dalykas, reiškia, sklypas, pastatas ir formuojama, reiškia, ta aplinka, kuri tarnaus savo rekreaciniais ištekliais tam pastatui. O jeigu ten bus kažkokie esantis nedailus medžiai ir jie, sakykime, to nepuoš ir vėliau ten kažkokios išvartos gausias, tai ta destrukcija paskui veiks, reiškia, ir tos pačios lankytojus tos įstaigos. Čia iš kitos pusės, niekas nėra tobulas, tai jiem gal irgi, bet čia pajuokaujant. Tai, bet ta prasme, tokios kaip irgi jų vietoje, sakykime, yra užsakovai, jūs esat paslaugos vykdytojai, tai aš suprantu, gindamas užsakovo, reiškia, interesus, tai visada užsakovas, galbūt ir turėtų, reiškia, geisti, reiškia, nusipirkti paslaugą, kiek galima, reiškia, labiau išdirbta, reiškia, maksimum programą kažkokią, ta prasme, ne vien, kad, reiškia, tik
Žiūrėkit, mes Pastatų projektuojam architektūros- vadovaujantis projektavimo užduotim, kuri yra patvirtinta ir pasirašyta sutartis. Tai mes irgi išspręsti visos, užduotis, projektiniai pasiūlymai, aišku, bet nes visos ligoninės, ta prasme, problemų ar ne tenais dešimtmečių ir dar kažko, savo mažų projektukų mes neįspręsim. Tikrai, šitoj vietoj, kad visų kompleksų. Tai mes darom būtent tai, kas yra numatyta, mums sprendžiam būtent kad projektuojamas pastatas galėtų veikti ir jame tie būsimi lankytojai ir darbuotojai jaustųsi saugiai ir komfortiškai, o susitikimų gyvų metu ir buvo išvardinti tie faktoriai, ko jiem reikia, kad tas pastatas būtent būtų toksai, kad jisai būtų privatus ir ta erdvė būtų privati. Ir dėl to, tokiu kaip ir parku su pasivaišymų takais, ar ne, mes negalim daryti, nenumatysim. Čia, jeigu nori jie kažkokio privatumo, tai tą privatumą be abejo, gal ir tais pačiais želdiniais spręsti. Jum tų sprendimų visų nesusakysiu. Tie sprendimai jūsų pačių turėtų būti siūlomi ir nes, sakau, žmonės vis tiek, jie ne tos srities specialistai. Ta grožį turit jau jūs, kaip pasakyti, savom ambicijom pateikti kažką tai, kad ta prasme visos pusės būtų patenkintos. Tai tą ir stengiamės daryti. Nebūtų vien kažkokia pievutė ir tikrai reikia kardinaliai spręsti, ką mes su tom obelim darom, ar mes jas paliekam, ar tos obelis mums čia tą privatumą duos ar neduos, ar čia duos bet kokia atveju, nes augantis, esantis medis, jisai privatumą duoda, nes jis jau turi lają. Jeigu mes jas iškirsim dabar ir susodinsim mažus medukus, nebus. Tai sakau, vienintelis, jeigu keisti, jeigu jūsų ar ne, kaip miesto vyro architektų pozicija yra, kad šitoj vietoj reikėtų, kad tų obelų nebūtų, tai mes neprieštarausim, bet, jeigu keisti tas obelis kitais medžiais, tai turėtų būti etapinis keitimas, kad nebūtų plynų kirtimų. Nes kiek yra tekę susidurti projektuojant parkus ar viešasias erdves, tai jeigu yra numatomas bet koks plynas kirtimas, iš karto kyla ažiotažas. Ir tada visi, kyla nepasitenkinimas. Tai tas etapinis medžių keitimas, ar ne, parkuose, ką esam darę, tai būtent senus medžius, būtent dendrologai praeina su žymiu, kuriuos pirmoje eilėje pakeičiam naujais ir tas etapinis kirtimas, jisai tada yra visiems tinkamas. Nes matot, šiaip paprastai, kai jau sprendžiasi ir apželdinimo klausimai, tai niekas ten gal taip labai nedramatizuoja, jeigu reikia, jeigu numato želdinius, tai jie ir jau atveža tiesiog tą medį jau savo apimtim, jau išaugintą. Mes galim prisvaiti šitoj vietoj su dideliais medžiais, bet tai kaina. Automatiškai, jeigu, ta prasme, taip. Mes, žiūrėkit, mes dabar projektuojam, ar ne, ir yra finansavimas iki 350 kvadratinių metrų pastatui ir kiekvienas kvadratinis metras mums išlenda iš projektų biudžetų. Mes negalim numatyti suaugusių brandžių medžių perkelimų šitoj vietoj, nes, tai bus neįgyvendinamas projektas ir mes jį atliksim, gausim sąmatą ar nepadarysim ir bus padėtas į stalčių, nes bus neįgyvendinamas. Nes mes netitiksim keliamų dabar reikalavimų būtent projektų finansinių. Išlysim virš numatytų projekto biudžetų. Bet kažkuriuo etapu galima, sakykime, kažkokie pasiūlymai galėtų. Pas mus bus sąmata. Mes galim kaip gairės numatyti teritorijos ar ne, būsimam, kaip mes kaip architektai ar ne, kaip kūrinių projektų šito autoriai, atsižvelgdami, tarkim, ir vyrą architektų miestų, kur tikrai gerbiam nuomonę, numatom tam tikrą raidą, kaip mes norėtume, kad šiuo projektu numatoma taip, tačiau ateityje turėtų būti dar numatomi tam tikri darbai, kad būtent visai gyvendinti tą projektą. Šito projektu, kad įkišti viską, tai labai abejoju. Ta prasme, kad tiesiog, sakau, mes atsirasim toj vietoj, kada padarius sąmatą, mes turėsim grįžti į pat pradžią ir sakyti, atsisakom to, nes išlipam iš biudžeto.
Taip, čia daug ką reiks įsivertyti ir šitos dar pievos šienavimą ir taip toliau. Bet sakau, lapai krenta, lapus grėbti reikia. Nesvarbu, bet kur tai be abejo čia. O dabar dar čia neįgaliųjų, čia prie kampo parodyta, čia prie pastato parodėt, ir aš dabar dar nelabai šifruoju, čia turbūt, prie aikštelės ir ar čia privažiavimas ir pasiparkavimas parodytas, ar... Išlaipinimo aikštelė, kadangi neįgaliųjų stovėjimų vietos, jos yra per toli pagal... Taip. Nes tas statinių prieinamumą. klausimas, vėliau priduodant pastatą tikrai iškils ir čia jau... Taip, dabar yra šitoje vietoje, bet tas toks akligatviukas. Čia ir dabar yra privežimas, man atrodo, kažkoks numatytas. Tai mes šitoje vietoje numatom tą tokią laikiną išlaipinimo aikštelę, laikiną sustojimą pagal STR. Už sklypo ribos, jeigu parodysit, jeigu manot, kad reikia čia dar ir kažkokią trinkelių juostą ten, ar... Esamas asfaltas, čia esamos dangos. Bet esamas, tai matau ten, kur baigėsi aikštelė apibrėžta fioletinė spalva. O daugiau, kur čia tinklai, čia žalia juostelė, ar ne, tokia ir paliekat ją. Taip. Čiurliukas, žalia juostelė. Taip, čia žalia. Šitoje vietoje kas ir yra. O klausimas, ar vietom nereikia čia ties to aikštelė dar sujungta šaligatvį su to aikštelė, kad tada jeigu per šoną išlipant ir keliaut, neaišku, kiek čia tas šuliukas, čia dar irgi pamastyti dėl to. Dabar čia yra platus takas į pastatą, 4,90. Mes išnaudojam tą esamą šitoje vietoje, kas yra visos kietosios dangos. Aha, ir paskui kitas klausimas, ne per galą išlips, lips per šoną. Ir taip gali lipti. Taip, tą kryptim ir ar neprisėsdamom biškį čia kažkaip pamaskuotą žalią plotą, jeigu jis toks. Bet tokiu atveju gal net ir nebijoti ir uždėti ir tą spalvinį toną tokį, kad gyviau būtų. Dabar jūs, ne mūsų sklypas, mes nerodam. Čia dabar tokios taktikos laikotės, bet sakau, kažkaip galima čia ir nebijoti ir tos tonelius uždėti. Gal ten... Tai čia ir uždėsim turbūt, nes bet kokia įrenginėjant kietas dangas čia reikės įrengti. Gal per naują reikia persėti. Tai persės ir už savo sklypą, nes tuo labiau, kad čia tų pačių... Tai įrenginėjant dangas mums čia. Medikro teritorija. Daug čia tų įstaigų. Bet svarbu, kad patogu naudotis būtų. Tai mes jau žiūriu kaip ir valandą, ar ne, diskutuojam. Tai diskutuojam, viskas ok, man diskusijos šitos patinka, su profesionalais labai smagu padiskutuoti, kada argumentuota ta diskusija vyksta, o ne iš serijos. Aš visą gyvenimą čia gyvenau ir tai buvo ir dabar jūs čia keičia. Tai šitoj vietai gyventojai gal ir taip norėtų laikytis tos pozicijos, bet čia, sakau, tas pastatas irgi ir eksploataciniu požiūriu ten yra apeita, aptvarkyta, sakau, ir tie apeimai, ko gero, irgi reikia apie tai irgi pagalvoti, ką paskui. Kokią nuogrindą dabar čia parodyta apie pastatą, kokią pločią? Čia dabar tai atsijų, akmens skaldos, nepritaikyta į pabarsukais ar ne pasiūlėt? Skalda vienokios ar kitokios frakcijos. Koliai cokoliai. Į tokia, kaip pasakyti, gamtiškesnį, ten kažkas biškį įkris tarp jų, ten kažkokie lapai, ne tokia
niekad sintetinį, bet, nu, nežinau, jaukiau atrodantį ir natūralesnį negu kad betoninių trinkelių kažkokią tą nuogrindą. Tai šitoje vietoje sakau, nu, į tą esmą gali. Variantai gali būti ir, sakykime, tie akmeniukai, gali už akmeniukų vėl būti kažkoks siauras takeliukas, čia įvairios tie variantai gali būti. Nu, labai nenorim, kad palei langus vaikščiotų. Ne, pašaliniai čia ir nevaikščių. Gal taip tikrai bet ir bus, jeigu padarysim trinkeles, tai ir eis. Vienas ar kitas tyčia, netyčia eis, nu, ta prasme, pamatys, yra takas, ar ten kieta danga eis. Tai dėl to sakau, jis čia toks, būtent tas sklypo, ar ne, kas yra aplink pastatą, toks labai asketiškas tas sprendimas, kad darom tik tai įėjimą, akcentuojam ir sprendžiam, ar ne, įdarom platesnį, pavadinkim, reprezentatyvesnį tokį, nors jis irgi pats yra ne į gatvę atgręžtas ar kažkur, kad būtų matomas, įdarom iš šonų ir tam, kad žmogus jau realiai eina, ar ne, iš vienos pusės ar iš kitos, kad jis užsuka, viskas. Čia jau jį medžiais šitie slepia ir jis jau saugiai savo ramiai patenka į tą įstaigą, kur nu, jam bus suteikiama vienokia ir kitokia ta pagalba. Dabar aš kaip matau, aišku, ten, nežinau, jūs čia turbūt fiksavę tam tokį garažiuką ir dabar tas išvažinėtas toks palei tą asfaltuotą aikštelę, tas takas, jo, kur rodot. Nu, bet ir ten tam detaliajam rengiamam plane, ar ne, kur buvo. Jis čia servitutas numatytas. Skausminga, kad, sakykime, per tą ligoninės teritoriją čia į toliau čia va tos nuvažinėti. Jeigu taip, tai čia visiškai nesąmonė. Gyventojai norėtų ir tuo garažu naudotis ir turbūt matėt ir kada buvot, kad ir automobiliai stovi ant pievos numesti, kas irgi nelabai bet tai šitoje vietoje, jeigu bus ne ant pievos, ar ne ten, ką jie pasidarė, va šitoje vietoje tą aikštelę ten prasiplėtė, tai jie bus statomi čia. Patys nieko, tik tais va, čia, kur jūs rodot, laikyti taip, bet jie kaip visuomet nori prie savo laiptinės durų pasistatyti. Bet čia, ir dabar čia reiškia iš ligoninė statosi naują pastatą ir jiem jau grėsmė ir jie dabar labai nerime, kad jiem teks turbūt su tais automobiliais išsikraustyti iš tos teritorijos. Ir čia turbūt jie jau nelabai ir patenkinti yra. Nežinau, kol kas iš gyventojų nulis reakcijos. Absoliučiai. Tai kai pradės statybos vykti ir čia turbūt... Tai čia bėda turbūt bus taip. Ir turbūt viešos tvarkos skyrius turės raminti ar panašiai, kad ar baudas už statymą ne vietoj inicijuotai. Viską čia dar... Nes... Žiūrint, kokie tie mūsų sprendiniai, jeigu... Jie naudojasi, sakykime, nemažą teritoriją, bet kada va šitą sklypą suformavom, jie iškart pamatė grėsmę, kad iš jų atimama teritorija, kurią jie naudoja taip, kaip išmanė. O iš tikrųjų... Nes šitoj vietoj ten detaliajam planegi buvo, man atrodo, servitutas numatytas. O kažkaip taip. Bet jūs sakėt, kad detalaus nėra, dabar sutinkat. Bet jūs, nes tada šnekėjom ir sakėt, kad nepatvirtintas jisai. Ne, jis patvirtintas, jis netaip suprato. Nu, tai mes pasižiūrėsim tada šitos visus teikdami tvirtinti projektinius pasiūlymus. Gaila, kad sakau, bendraujat jūs, reiškia, pirminės priežiūros centru, bet, sakau, kažkaip taip tarp mūsų, su savivaldybės nėra komunikacijos ir jūsų. Kažkaip tų kolegiško tokio bendravimo. Tuoj palaukit, skambino man telefonas ir nukerta ausines. Atjungt reikia. Tai va, tai aš, ką čia sakau, šita tokia diskusija, darbas padarytas, o toliau viskas to eigoje,
aš manau, susitvarkysit jūs čia. Tai žiūrėkit, vis tiek mes dabar Įmanome. nes dabar atsižvelgsim į pastabas, ar ne, pataisysim grafinius žymėjimus, kad matytųsi želdynai. Nes dažniausiai, žinot, paskui atsiranda, kad ir iš gyventojų pusės, kai jau kas nors ką pastato, tada jau komentuoja, kad kur čia žiūrėjo, kodėl čia taip, kodėl ne kitaip. Niekur nesidėsim nuo šito, niekur nesidėsim. Kad, reiškia, būtų aktyvus savo, reiškia, pasiūlymais ir ta diskusija, aišku, argumentuotai, kai ką jūs ten irgi atremtumėt, kad, į tą, gal ir atsižvelgti negalima ir taip, bet suprantat, bet būtų diskusija. Dabar kažkaip, reiškia, ta reakcija, ko gero, bus palaiko. Nebus tos reakcijos. Ta prasme, jeigu taip, tai dabartiniai ar nesprendiniai, mes jiem nepabloginam situacijos, mes nieko jiem nekeičiam. Ne, sklypas ne jūs, sklypas yra valstybės. Mūsų projektų sprendiniai neapima dabar jų kažkokios tos nusistovėjusios ar ne de facto situacijos, mes jiem nekeičiam. Dėl to, ta prasme, gyventojai, jiem nėra ko. Jeigu mes numatytumėm kažkokius, nežinau, sprendinius, kurie ten keistų ir kur dabar ten jų aikštelė ir nenuspręsim iš principų medžių eilę užsodinti jiem, tai tada taip, kils ažiotažas. Bet šitoje vietoje aš nematau, nežinau, nematau, kad tai būtų jų iškelimas iš tenais kažkokios problemos sprendimas. Nes mes, jeigu jų ten automobilius iš tos vietos dabar iškelsim, tai automobiliai, jie nedings. Ta prasme, jie keliaus į šitą aikštelę. Bet jie negali būti. Kai rasis šitas pastatas, po langais čia chaotiškai primėtytų ir statomų mašinų, niokojant veją, tikrai nebeturės būti ir jie turės būti iškeldyti iš to sklypo, kurį jūs nagrinėjat. Bet ar čia toliau, reiškia, ir toliau taip neskoningai bus važinėjama į tą garažiuką ir ar ten turėtų neiškerotai būti, ar kažkoks ten siauras tas pravažiavimas kaip servitutas, tai čia jau kitas dalykas, nes kaip užsimano irgi neturėtų važinėti ir nieko čia tas sklypo. Nes toj tada kyla klausimas, nuovažo ir jų dangos įrengimą. Šio projektų jūs neįrenginėsit to privažiavimo, sakykime, civilizuoto į tą garažą. O gal... Ne, projektavimas apimti nėra to įrengimo. Bet šito klausimo nieks nekėlė. Jeigu ten kažkokias aistras gyventojų nugesinti ar panašiai, bet tada jie patys turėjo, kažkaip kreiptis, kažkaip gal bendrom pastangom, galbūt mes tada būtumėm jūsų užsakovą kreipėsi, gal sprendžiam, ką visos pusės būtų patenkintas, bet dabar, aišku, tie klausimai, jie čia viešumą nebuvo kelti. O turit sklypą ir turit pilną teisę jame kaip nori taip projektuoti. Ta ir darot. Tai mūsų nėra apimties tokios, sakau, mes projektuojame. Kokios bebūtų konfiguracijos tas sklypas, gal ten ir parkavimo plėtrą numatė, bet čia šiam etapė jūs ten tų medžių naujų palei langus, kuri nesimato konsultacinės poliklinikos pastato, nesprendžiat, bet čia rodo tokią žalią juostą, bet čia ir bus tokia vieša erdvė bendro naudojimo ir kitas klausimas, ar čia, šaligatvis ten yra, ką ir išryškinat palei pastatą. Tai turbūt palei parkavimo aikštelę gal dar ir nebeverta čia, nes ten ir medžiai turbūt arti, ir šaknynas paviršiai. Būtent, taip. Ir čia dar kažkokį dubliuot šaligatvę, kad nelipt ant tos pievos, nors ten vietom yra taip skausmingai išmindžiota.
Tai va, čia be abejo. Dar tas klausimas iškils, turbūt jums ekspertai iškels elektromobilių klausimą. Dabar, Tai yra numatyta, kiek mums reikia. Jeigu mūsų poreikis yra 12 stovėjimo vietų. Kaip? Stogų neįveiklinat, saulės elemento nesiūlata, ne šiam dabar projekte. Bandyti tokia, kaip ir visiems viešim pastatam dabar skatina įrengtą atsinaujinančius energijos šaltinius. Jo, bet aplinkui vien medžiai. Mūsų pastatas 3 metrai aukštas. Taip, tai va čia yra argumentas tada. Ir būtent ligoninės pastatas šitoj vietoj, jisai daug aukštesnis, jis šešėliuos, tai ir ta prasme, jeigu vertinu, kad tai yra bendras, yra taugos aukščiau. Taip. 3 aukštų pastatas, tai daug dievė, matot, tada įvertyti reikėtų, koks 3 aukščių pastato aukštis, tai bent tokiu atstumu gal net ir reikėjo ir tą pastatą išlaikyti nemažesnį. Tai jeigu ten, sakykime, yra 12 metrų pastato ar 15, tai ir šitas pastatas gal galimai dėl tos natūralios instaliacijos ir kažkur panašiai. Instaliacijos reikalavimai čia mums negyvenamosios patalpos, tai iš principo. Kad nesuliptų tie objektai svarbu. Tai va, tai ką, aš tada turbūt gal atsijungsiu nuo jūsų pristatymo. Ačiū už pristatymą. Ačiū, kad sudalyvavot ir ačiū už tokią, sakyčiau, gerą, neblogą diskusiją ir tas įžvalgą savo. Tai atsižvelgsim, papildysim projektinius pasiūlymus savo, būtent atsižvelgia ir tada teiksim patvirtinti projektinius pasiūlymus. Na ir gerai tada. Tai ką, viso geriausio. Tai dėkui Jums, ar bus dar kažkokių klausimų iš kitų. Irgi atsijungi, tai tada ačiū visiems dalyvavusiems, ačiū už pastebėjimus, už diskusiją. Yra 16 valandų 18 minučių. Atsižvelgsim į pateiktas susirinkimų metu ir prieš tai pateiktas pastabas, pateiksime atsakymus, užpildysim protokolą ir pasiūlymų vertinimo ataskaitą ir pateiksime su papildytus atsižvelgtus projektinius pasiūlymus, teiksime miestų vyriausiam architektui patvirtinti. Tai ačiū visiems už dėmesį viso.